Dainius eina į veteranų centrą, o mes važiuojam į anksčiau buvusią vieną didžiausių degalinių. Sakom Dainiui, good luck. Mes varom į vieną didžiausių degalinių visoje Amerikoje. Dabar jau jinai ne pati didžiausia, dabar pati didžiausia yra Teksase, bet to pačio tinklo. Bet savo laiku jinai buvo pati didžiausia degalinė Amerikoje. Lenktyniavom su Lotusu, bet mes mokamam kely, tai mes vis tiek busim greitesni. Jisai turėjo pinigų mašinai, bet neturim pinigų už kelią mokamą susimokėti. Davė gaziuko. Atvykome į pačią didžiausią, buvusią didžiausią Amerikos degalinę. Einam į vidų, pažiūrėsim, kur užsipylėm. Kaip kurą pilt, tai čia turbūt niekam neįdomu, visi suprasit. Viskas ten aiškus, pistoletą, įkišai kortelę, sumokėjai, įkišai pistoletą, užsipyliai. Visi laimingi. Keliaujam žiūrėti, kas čia viduje. Na štai, mums reikia tokio į ražanų ūkį. Tokių rankšluostukų. Taip, norėčiau jums parodyti, kiek uždirba žmonės tenais pinigėlių į valandą. Tai jeigu taip pasiversite patys, tai valandą nuo 18 gali būti iki daugiau. Alkoholio draudimo čia nėra. Viskas galima, laisva šalis. Duoda žmonėm pasirinkti patiem, ką jie gali vartot, ką negali vartot ir kada gali vartot. Ne tada, kada galima, o tada, kada norima. Tai taip kepa burrito dešrytės. Momentaliai viskas kaista ir keliauja po to konvejeriu į viršų. Automatizuotai, iš ten važiuoja, čia kaitina, ten surinka. Pačiam pasidarė labai smalsu, vis tik tai kiek iš tikrųjų yra pompų, tai stotelių. Pompų po to paskaičiuosime. Dabar jau matau, kad 242, 243, 244, 245, 246. Tai palaukite jaunimas, parodysim iki galo, naisim. Jeigu jau daėjom iki tiek, daisim ir iki pačio galo. Taigi, čia 222, bet po to sava yra 249, 250, 250, 200, jeigu teisybę pasakys, taip, 252. 252 yra degalinės, po 2 pompos, tai virš 500 pompų yra. Plus Teslų dar va čia gal nemažai
elektrinių stotelių pasikrauti. Žodžiu, degalinė tikrai grandioziškai atrodanti ir visą laiką mes jau čia antrą kartą, prieš tai važiuodami Daytoną atiduotą automobilį nuomotą. Buvom atvažiavę čia įsipilti, net stovėjom eilėj, kadangi dabar dar gal kažkoks rytas, dar kažkas, nežinau kodėl, bet dabar ne visos degalinės užimtos, bet iš tikrųjų žmonių kaita yra didelė, daug čia žmonių. Taigi judam toliau, važiuosime į Orlandą. Šitos kameros fotografuoja ir tada atsiunčia sąskaitą už keliavimą mokamais keliais. Artėjame prie Orlando miesto. Keliai per daug neapkrauti. Kelialiai sukasi, persisuka, susikryžiuoja, kad būtų kuo mažiau kamščių, viskas padaryta viadukais. Priekyje matome kalną, kur jisai, štai jisai. Kadangi čia vien tik tai lygumos, tai jie pasistatė savo dirbtinį kalną ir skaitos, kad čia dabar per tiltą nesimato. Bet jie skaitos, kad čia pats didžiausias kalnas Floridoje. Oho, kokių net 40 metrų turbūt, gal ir daugiau. Kalnas yra Universal Studios ir čia turbūt visi yra ir filmavimo aikštelės, taip Dainiau? Čia daugiausiai tie va tokie pramogos supynės ir visokios tokios. Pramogom pastatyta viskas čia. O čia nevažiuosim, važiuojame į Disneylandą. Ten $80 kainuoja vien tik įeiti. Cirque du Soleil? Jo, čia tas pastatas, jo. Ir jisai kaip nemokamas, gali būti nemokamas? Jo. O kaip jisai dirba, kokiom valandom? Man atrodo, į vakarą jie prasideda. Reikia pažiūrėti, ten bus parašyta. Važiuok į garažą. Ant garažo. Lekiam į garažą ant stogelio. Ko jie čia stovi? Nežino, eilės. Jie galvoja, kad čia mokamas. Visi galvoja, kad mokamas. Pirmą kartą turistai privažiavo. Pirmą kartą. Tai mes irgi pirmą kartą tik. Aš jau buvęs čia, tai aš kaip vietinis. Vietinis, jau. Taip, ponai. Iškėlėme kamerą į viršų, kad nemaišytų tvora, tai aš jums galiu papasakot. Va čia va rodau jum. Čia yra Cirque du Soleil, tas baltas pastatas su mėlynom vėliavėlėm. Tada va tas mėlynas balionas, jisai jeigu būna nevėjotas oras, jisai būna pakabintas viršui, pakeltas į viršų. Ir ten toliau va pirmin ir eina visur ta va pagrindinė gatvė, kur matosi ten gyvai jau tolumoje matosi ir kažkokie kalniukai suorganizuoti, nu ir pati aikštelė. Prašom, yra tuščia, jinai yra šiuo metu ir aplamai yra nemokama. Visą laiką Dainiau būna nemokama aikštelė. Aikštelė visada būna nemokama. Nu, pasirodo, kapitalistai kažką tai duoda ir nemokamai. Reikės eiti, pabandysim ten, kiek tenais yra viskas. Gerai, einam, pasivaikščiosim. Reikės praeiti per security, tikrina, kad neturėtumėm ginklų ir visokių pavojingų daiktų. Tai kad keliaujam, pasitikrinsim ir eisim į Disneylandą. Dar kartelį pabrėšiu, nemokama. Praėjom pro skanerį, nieko neaptiko.
Na štai. Pasirodo, tikrai nemokamai įleido čia mus. Būna ir taip. Bet čia viskas pritraukta tam, kad tu išleistum pinigus vietoj. Tai kad nemokamas būna tik tai sūris pelėkautose. Ir už kurį už tą sūrį vis tiek kažkas vienas iš pirmųjų sumoka savo gyvybę, po to kitos telės paėda, bet pirmoji iš pradžių prisiploja. Tai va, tai kad bet kuriuo atveju čia viskas padaryta taip, kad ištraukti iš tavo piniginės pinigėlius, nebent tu atsisėsi ant soliuko ir medituosi, bet jeigu eisi kažkur valgysi, kažką galbūt kokį suvenyrą nusipirksi, tu vis tiek pinigų čia paliksi. Tai kad einam leisti pinigų. Keliaujame kartu. Mes. Žmonės pramogauja, saulutė, vėjukas. Vaikų rojus, jeigu iš tikrųjų. Superherojus. Ne, aš nenoriu. O tu? Einam, pažiūrėsim, koks šiandien yra. Pabūsi čia? Tai palauki Dainius čia. Aš einu pažiūrėti prie ežero. Einam pažiūrėti, kas yra prie ežero. Aha, va tas balionas į mūsės, kurį pakelia, jeigu vėjo nėra, bet šiandien yra ganėtinai nemažas vėjas, tai štai. Matote tas raudonas, kaip jį pavadinti, lakštokas, nu ne, lakštokas tai ten vėliava. Nu, ta raudona vėliavėlė, jinai va, pučiasi beveik stačia stovi, reiškia, vėjas yra per stiprus. Tam, kad keltų balionai viršų, tas raudonas škurlis turėtų kabėti žemyn. Kad šiandien tikrai nekils niekas. Einam ieškoti savo draugų, kur visi svegėja, kur mano madam, kur mano bičiulis giminaitis sūnėnas Dainius. Čia jisai yra mūsų vedlys gidas paskutinę savaitę. Kvepia barbekių visur, nu, dūmų kvapą jie visur mėgsta. Tai taip kaip ir sakiau, nu, jeigu čia atvažiuoji nesaugęs atsiveži vaikus arba esi gerbėjas, tai įėjimas tikrai yra nemokamas, bet tu čia gali palikti tokią krūvą pinigų. Va, gali nusipirkti džedajaus kardą. Mano būtų mėlynas. Tavo būtų mėlynas? Parodyk, kaip kirstum. Opa, Dainis būtų geras kirtėjas. Tada žalis. Aš žaliu, o kaip jim? Ir kristalai. Čia yra kristalai, va čia yra ginklas, tu jį įsidedi ir jisai kaip tikram filme šviečia, tada tavo būna kova gali vykti. Kiek yra senai stovintis Starbuckas, kavinukas, kad net palmė per stogą išdygo, tai jie leido jai augti toliau aukštyn. Einam į Disney Stylą, pafilmuosim Disney Stylą. $35 šitas ausytės kainuoja. Ir kad kaip ir minėjau, nemokamas būna tik tai sūris pelėkautose. Vaiką išsivesti iš šitos teritorijos visiškai be jokios dovanos arba kokių nors rūbelių neįmanoma, tai reiškia, tie tėvai, kurie čia atsivedė vaikus, sumokėjo už mūsų bilietus. Kadangi mes jiem nemokamai, neturim vaikų, tai kažkaip tai pasistengsim susilaikyti nuo pirkinių tokiamis kainomis. Mergaičių svajonė. Kiek kainuoja? $100. $100. Tik 100.
Keliaujame į Coca-Colos parduotuvę. 4 aukštų Coca-Colos parduotuvę. Apžiūrėsime aksesuarus, pažiūrėsime, kągi čia, kuo vilioja Coca-Cola. Coca-Cola vilioja vėlgi visokiais suveniriukais. Ir megztinukais, podeliukais. Tiek daug Coca-Cola skirtingų aksesuarų dar esu nematęs. Dar nesu matęs, netaip pasakiau. Magnetukas. Keliaujam. Žiūrėsim džemperiukai, kiek kainuoja. Pačiam įdomu. Tarkim šitas. Aha, sakiniais. Iš saulės ateini. Vadinasi, nematai. 59,95. Matai, čia nebūna kainų 99, čia būna kainos 95. Jie tai centais nežaidžia, bet vėlgi yra apgavystė. Ta pati ne apgavystė, viliojimo menas. Taigi kainuoja ne 60, o 59. Tai kad viskas yra gerai, iki 60 dar neperlipom. Pasižiūrim, kiek koinės spalvotos kainuoja. $20 viena, 2, 3, 4, 5. 5 poros. Tai... Kaip Walmart'e, tai čia viskas yra gerai. Koinės galima pirkti spalvotas, kas mėgsta spalvotas koinės gali nusipirkti. Būna Kinder siurprizai, o čia yra Coca-Cola siurprizas. Jeigu nusipirki va tokią skardinę, ją atsidarai, $15 kainuoja, kažkuris vienas iš 4 žaisliukų bus viduje. Čia specialiai spraitui gerti, arba prie spraito, arba prie fantos. Keliaujam į viršų. Nu taip ir uždus galima, kiek čia mes kilsim. Oho, tik iki 2 aukšto užkilti. Gerai, eit reikia. Bet jau mes netoli tikslo. Einam į 2 aukštą. Ta pati raudona parduotuvė. Gal atrasim kažkokių kitokių dalykų. Pavyzdžiui, pipirinę gali pasidaryti. Ką gali padaryti? Customizuoti. Gali pagal tave padaryti. Bet jos pilnas. Bet mes nenusivešim jų per aerouostą. Deja, nenusivešim. Galima pasirašyti savo vardą, bet išsivežti nepavyks, nes aerouosto securities nepraleis. Securities nepraleis. Taip, ką tik Dainius nupirko, dar Dainių parodyk. Taip, surprizas, $5 kainavo. Ir tai gali būti bet kas. Aišku, mes juokavom $10 milijonų, sakė, ne, to nebus. Pasižiūrim, ką mes laimėjom. Ir vertėjo. Laimėjom padelį. Visai gerai, bus padelis. Čia kainuoja $15. Čia kainuoja $15 tiesiog. Bet manau, kad neapsigavom. Dar vienas pinigų pompavimo iš piniginių paviljonas. Viskas padaryta, kad tu galėtum išpompuoti pinigus iš savo piniginių. Ir išėjęs dar likti laimingas dėl to. Einam žiūrėti suvenyrų. Va, Dainius gali va toks būti. Linksmas teliukas. Auga grybukai. Nelabai panašus į mūsų šitakius, bet vis tiek grybai. Galima ir kristalų visokius auginti. Visokio gerdybių čia yra. Čia gydyti galima kokius tai stebuklingų lygų, stebuklingais vaistais. Atėjome. Eilės jau 2 kartą gyvenime matau eilę Amerikoje. Tai viena eilė buvo prie agurkų raugintų. O dabar va ten matote už nugaros stovi žmonės prie eilės į Lego parduotuvę. Ir va čia va yra iš Lego detalyčių padarytas paveikslas, kur žmonės nusifotografuoja, įsiamžina ir keliauja stoti eilę vaikam nupirkti kokią nors Lego. Štai parodysim įdomybę. Yra viena dėžutė $10 susirinki, arba kita už $18 susirinki. Ir štai, va čia, yra visa begalybė žaislų
kurios kiek tilps į tą dėžę, tiek susidėsi. Tai kuo tu jas suspausi, vienas su kitą surinksi, to daugiau įsineši ir gali įsinešti labai didelį kiekį lego. Tai po to jau tavo tik tai fantazijos reikalas, ką tu iš jo statysi. Tai jeigu būsite Orlande ir norėsite lego nebrangiai, tai prašom užeiti ir žinokite, kad va šitos dėžutės tada susirinka ir pasistato tiek, kiek kas nori. Arba 17 didesnė, arba $10 va tokį nedidelį laišką. Dar viena iš paslaugų, sėdi jaunuolis, jam duodi pinigėlių ir ką nori, jis tau tada surenka, kad tau pačiam nereikėtų rinkti. Atsineši jau surinktą daiktą. Nu, jo toks darbas dabar. Žaisti žaidimus. Taisas. Jeigu mėgsti žaisti lego, daug dar už tai pinigus moka. Visą tai, ką matote, yra surinkta iš lego detalyčių. Nežinau, kiek čia milijonų tų detalių panaudota, bet tai atrodo įspūdingai. Kad suprastumėt, kokio dydžio aš biškai save čia filmuosiu. Geras. Buvo ką veikti, kai jis statė. Pramogos pramogom, bet pramogos be maisto tai yra ne pramogos. Kai tuščias skrandis, tai norisi arba namo, arba valgyti. O namo dar toli, tai tiesiog pusę apėjus važiuot namo yra negerai. Einam pavalgysim. Žiūrėjom, nėra labai brangu. Vienas sumuštinis $10 beveik, nu 9,5. Nu tai vis tiek ne 10. Po to parodysiu, kas čia per grožis. Sandwich, jau buvo title, tai šitą parduotuvę pavadinta paskui. Įkūrėjas yra anglas, žodžiu, taip? Jo. Ką mes čia susimokėjom, nežinom. Tai. Nesvarbu. Svarbu, kad valgom. Ieškom. Kas čia, koksai? Kubanis. Šitas mano, Dainiau padalink tu. Čia mano, šitas ir čia jūsų. Tai ką? Skanaus visiems? Susimušam. Uuu. O, sakiau, kad reikės išmokti viską daryti viena ranka, bet tai nelabai patogu, bet gal kažkaip gausis. Tai. Koks sūris. Taip. Taip, va, reik ir man. O, aš valgysiu šitą sumuštinį. Labai gera gyventi su mažai valgančia žmona. Aš valgau savo porciją, dar tada pusę porcijos jos ir jaučiuosi sotus labai. Tai kad pigiau visą laiką kainuoja. Nu, daugiau negu 5 grūdai per dieną, bet kažkaip išgyvensim. Jeigu kartais bevaikščiodami ir bevalgydami čia vietoj išleisite visus pinigus, tai pasiraitokite kelnes, pabraidžiusit ir atstatysite savo finansinę situaciją. Čia kaip labdaros fondas visiems paruošta, kas nori atsistatyti. Nu, kaip pensijų fondas maždaug, pridedi, ateis laikas pasiimsiu.